Labas vakaris, mėly žiūrovai ir žaidėjai. Šventinio 1000-ojo teleloto lošimo proga ridensime istorinius šio žaidimo kamuoliukus, kurie nukels mus į teleloto žaidimo pradžią. Rieda pirmasis šio vakaro kamuoliukas, numeris 1 – gimtadienis. Ar žinote, kad teleloto yra vienas seniausių žaidimų nepriklausomos Lietuvos istorijoje? Jis prasidėjo dar 1996 metais, o 2015 metų birželio 7 dieną, kai bus lošiamas 1000-asis žaidimas. Teleloto sukanka 19 metų. Pirmas žaidimas pas mus buvo Jėga, antras žaidimas buvo Keno, po to teleloto, kuris buvo vykdomas ne tik tai Lietuvoje, bet ir Belgijoje ir Naujojoje Zelandijoje. Jį pasiūlė amerikiečių kompanija Goods & Production. Jis išliko šiandien tik tai Lietuvoje, išliko pagalba to, kad mūsų marketingo padalinys daug su juo dirbo, pakeitė formatą iš pagrindų ir šiandien mes tokį turim, kuris yra populiariausias žaidimas Lietuvoje. Kitas šio vakaro kamuoliukas – numeris 2 – olimpinė dvasia. Ar žinote, kad šio loterijos bilieto viršuje esančios raidės MJRGŽ reiškia olimpinių žiedų spalvas – mėlyną, juodą, raudoną, geltoną ir žalią. Šios spalvos atsikartoja ir teleloto logotipe. Ši simbolika pasirinkta neatsitiktinai. Uždaroji akcinė bendrovė Olifėja nuo pat įsikūrimo finansavo Lietuvos olimpinį judėjimą. Iš viso ši loterijų bendrovė jau yra skyrusi 48 milijonus eurų paramos Lietuvos sportui. 1988 metais atsikūrė Olimpinis komitetas. Olimpiniam komitetui reikėjo lėšų vykdyti savo veiklą. Vat buvo ieškoma būdų, iš kur atrasti pinigų, kad jis galėtų vykdyti savo veiklą. Taip atsirado mintis sukurti loteriją. Mes šiandien džiaugiamės, kad esam pagrindiniai Olimpinio komiteto rėmėjai. Pagrindinę biudžeto dalį Olimpiniam komitete sudaro lėšos gautos iš loterijos. O štai ir trečiasis šio vakaro kamuoliukas – istorija. Nepatikėsite, bet 1996 metais prasidėjusi teleloto TV laida atrodė visai kitaip negu dabar. Tuo metu ją kūrė Jungtinių Amerikos valstijų prodiuserinė kompanija. Kiek vėliau žaidimas tapo autoriniu uždarosios akcinės bendrovės Olifėja kūriniu. Ir nuo to laiko kiekvieną sekmadienį kvietė žaidėjus pasinerti į tikrus nuotykius TV studijoje ir namuose. Kiekvieną sekmadienį žaidėjų laukė nauji automobiliai, daug pinigų ir legendinis skambutis. Skambutis! Tai reiškia, kad kažką žaidėjų namuose teliko užpildyti vieną langelį, kad būtų padaryta visa lentelė. Puiku! Teleloto buvo sukurtas kartu bendradarbiaujant su amerikiečių kompanija Goods & Production, tai Hollywoodo kompanija, kuri pasiūlė mums TV šou formatą puzlių žaidimą. Ir puzlių žaidime reikėdavo atspėti žmogų pažįstamą ar daiktą, kuriam žaidėjui geriausiai sekdavosi, kuris pirmas atspėdavo, tas ir laimėdavo studijos prizus. Ketvirtasis šio vakaro kamuoliukas – vedėjai. Pirmąjį teleloto vedėją aktorių Sigutį Jačėną prisimena net kelios kartos. Bet ar žinojote, kad teleloto vedėjus tapo tiesiog atėjęs į paskelbtą atranką? Kiekvieną sekmadienį į studiją jis įvažiuodavo vis kitu nauju automobiliu. O prie TV ekranų legendinio skambučio sekmadieniais laukiantiems žaidėjams Sigutis buvo tapęs kone šeimos nariu. Vėliau Sigutį Jačėną pakeitė Marijus Žiedas, Rimas Valeikis, Marius Jampolskis, Jonas Radzevičius. Dabartiniai teleloto žaidimo šeimininkai Vytenis Sinkevičius ir Vitalijus Zuikauskas. Kartu su Jurgita Drabatienė ir Eglė Jackūnienė. Paskutinis šio vakaro kamuoliukas – numeris 5 – laimėjimai. Per beveik 19 teleloto žaidimo metų žaidėjai studijoje ir namuose jau laimėjo daugiau nei 4200 automobilių, beveik 900 didžiųjų prizų, 33 namus, 11 butų ir 8 čekius butui pirkti, 157 aukso puodus. Net 63 žaidėjai tapo teleloto milijonieriais. Mielieji, ačiū Jums už 1000 įsimintinų teleloto lošimų. Susitikime ir 2000-ajame žaidime.